išvedęs Izraelitus iš Egipto nelaisvės, nusprendė juos padaryti savo tautą. Išsirinko kaip ypatingą išskirtinį nuosavybę. Jis žadėjo juos globoti, mylėti, vesti, nuvesti į pažadėtą žemę. Ir prie Sinajaus kalno norėjo su jais padaryti sandorą. Tuo pačiu izraelitai įsipareigavo mylėti Dievą, gyventi pagal jo valią, priimti jį kaip savo vienintelį Dievą, tą globėją, tą ypatingą savo mylimą Dievą. Kaip nuėjo prie Sinajaus kalno, jie noriai priėmė visas sandoros sąlygas. Jie norėjo su Dievu bendrauti, bet kai Mozė įlipo į Sinajaus kalną, jie labai išsigando, nes Dievas nužengęs ant šio kalno, visa viršūnė buvo apimta debesų. Trenkėsi perkūnija, visur šviesa, neypatinga, neįprasta šviesa. Švytėjo žaibai ir jie taip buvo išsigandę, kad nebenorėjo bendrauti, kalbėti tiesiogiai veidas į veidą su Dievu. Ir prašė, kad Mozė kalbėtų su Dievu ir kad Mozė jiems viską papasakotų. Jie taip buvo išsigandę, nors Dievas nepasirodė kaip kažkokia pabaisa. Jis pasirodė, koks jis iš tikrųjų yra, kad jis yra tikras, kitas negu visi dievaičiai, kitų tautų dievai. Jis yra tas gyvas, autentiškas, galingas, visagalis. Mozė, nors buvo ypatingas Dievo tarnas, negyvena amžinai. Todėl ir Dievas, kaip šiandien pirmame skaitinėje girdime, įsteigia tokią, galim pasakyti, pranašo etatą, kuris skelbs visai tautai, izraelitų tautai, Dievo valią. Aiškins, ko Dievas iš jų laukia. Primins pastoviai, ką Dievas iš jų laukia. Papasakos jiems apie Dievo meilę. Žadins, pabars, kai reikės dar giliau tikėti Dievą. Ir per visus amžius susidarė netrumpa eilė, netrumpas sąrašas žmonių einančių pranašų pareigas tautoje. Ir pačioje viršūnėje didžiausias iš tų visų pranašų, tai yra pats Jėzus Kristus. Jis ateina ir tobuliai pasakoja, koks yra Dievas. Galutinai apreiškia Dievo valią. Nieko daugiau mums nereikia. Jėzuje Kristuje Dievas jau apsireiškė taip ir viską pasakė ir viską paskelbė, kad mums nieko daugiau nereikia. Mūsų išganimui nieko daugiau nebereikia. Jėzus viską mums parodė, visą Dievą mums parodė. Ir kai šiandien žmonės norėtų ieškoti kažkokios naujos evangelijos, tai tikrai nereikia. O tie apsireiškimai, kai ateina gal švenčiausia mergelė Marija, gal kažkoks kitas šventasis, gal ir net pats Jėzus Kristus, kaip pavyzdžiui šventai Margaritai Marijai Alakok arba ir šventai Faustinai, tai nieko naujo nesako, nieko naujo mums neatneša, nieko naujo mums nenori pranešti. Jeigu ką, tai primena kažkokią gal pamirštą tikėjimo tiesą ir nori mus paraginti dar giliau tikėti Dievu, pasitikėti Juo. Ir būtent šiandien Evangelijoje girdime apie tą galingą Dievą. Jėzus mokė su galia, skelbė Dievo žodį neįprastai, ne taip kiti žmonės, ne kaip kiti pranašai, ne kaip kiti mokytojai ar rašto aiškintojai. Kalba su galia ir su galia išvarinėja demonus. Taigi, kas turi bijoti Dievo? Tikrai ne mes, žmonės. Tai piktasis turi bijoti Dievo. Ir todėl Jėzus Kristus liepia nutilti piktąją, kad jis nieko nesakytų. Nes piktasis taip, sako tiesą, tu esi Dievo sūnus, tu esi Dievo šventasis, tu esi Mesijas.
Bet jis to netiki, jam to nieko nereiškia. Jis įsižadėjo Dievu. Jėzus jam neatnešė išganymą. Taigi, tik piktasis turi bijoti Jėzaus Kristaus. O mes drąsiai galime ir žiūrėti Jėzaus Kristaus veidą. Galime kalbėti taip tiesiai, veidas į veidą su Jėzumi Kristui. Mes galim pasakyti tam Jėzui Kristui, tu esi mano viešpats, tu esi Dievo šventasis, tu esi mano karalius. Ir iš tavęs aš visko galiu gauti. Taigi, kas mums lieka? Tikrai nebijoti, o mylėti Dievą. Visą savo jėgas atiduoti aukščiausiojo darbams. Visą savo laiką atiduoti Evangelijai, atiduoti Evangelijos skelbimui. Visą savo gyvenimą atiduoti Jėzaus Kristaus rankas. Savo sielą galime papuošti dorybėmis, gerais darbais. Mes turime patikti Dievui, kaip skatina mus antrame skaitinyje apaštalas Paulius. O kaip sako šventas Pranciškus Salezietis, tas yra gražus, kas yra skaistus. Taigi būkime gražus Dievo akyse. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris. Thank you.